didžioji dauguma žmonių, su kuriais man tenka dirbti, turi išugdytą, sakyčiau, galbūt šeimos, visuomenės nuomonės, išugdytą kompetenciją kaip negebėjimą gyventi čia ir dabar, negebėjimą būti čia ir dabar. Ir štai apie ką tai yra? Tai yra apie kažkokį tai iliuzinės laimės vaikymasi. Neva aš būsiu laimingas tik tada, jeigu kažkur tai atsidursiu. Ar būsiu laimingas, jeigu kažką tai štai gausiu. Na tai, kas tai yra? Tai yra lyginimasis. Lyginimas savęs su kitais žmonėm ir ateinanti tokia saviapgaulė, kad štai aplinkui tai visi laimingi, turtingi, gražus ir tik tai aš vienas ne. Nereikalinga kompetencija.